Labą rytą internet pasaulį, sveikinu šiandien su jumis iš namų, nes laukia lyjant, tai net negali išeiti. Bet šiandien aš jums pabandysiu padėti išsirinkti sekantį veiksmą kamerą. Nes šiuo metu pats dabar aiškaus antros kameros, nes turbūt pastebėjot, kas žiūrit video, kad dažniausiai būna makro filmuojama, tai norėčiau, kad galėčiau pakitaliuoti biškį, kad būtų įdomiau žiūrėti. Ir kadangi aš pats nieką neperku ir neišbandys, tai nuvariau į Drone.lt ir tiesiog davė man išbandyti žiauriai daug visokių kamerų. Ir pagalvojau, pasinaudosiu progą ir padarysiu video apie tas kameras, nes pats dažnai gaunu klausimų, kokį gerą, kokį blogą. Ir ne vienam neturiu vieną atsakymą, nes tos kameros vis ir skirtingas, vis turi savo pliusų, savo minusų. Tai dabar pabandykim ir apžvelgti. Tai nekreip dėmesio, kad aš per ton video būsiu vienė patrodant, kitė patrodant, nes aš tiesiog ėmiau kamerą po kameros, variau, filmavau, žiūrėjau, filmavau švieso, filmavau tumso, moviau ant šalmo, ant motociklų, ant laikiklių, visi ištiestavau, kad tiesiog žinočiau pats, kad žinočiau, kokį noriu imti sekant kamerą. Tai iškart, kol nepradėjom, noriu padėkoti Drone.lt už tai, kad davė išbandyti visas tas kameras ir man dar pavyko išmošti nuolaidus kodą jum, tai CAR5, 5% nuolaida neakciniam prekiam iki spalio 31 vidurnakčio. Paskiau gal dar pavyks išmokšti ir pratęsėjimą, bet šiuo metu iki spalio 31, tai jeigu kažkam reikia kaip priedų kamerą, mikrofonų, gaus 5%. Dronam tarp kitko irgi galiuoja, tai jeigu kažkas galvojat nusipirkti dronų už 3 gabalus, 5% nemažai nustaupiais. Tai važiuojam prie pačios mažiausias ir lengviausias kameras, kad bus šitam video, tai yra DJI Nano. Tai leiskiam praeities Audriu Vanon apžvelgti. Gerai, pradėkime nuo pačios mažiausias kameros, kad bus visam šitam video, DJI Osmo Nano. Čia yra pati mažiausia ir pati naujausia DJI kamera. Ana sver M2 gramus ir atrodo teplo. Anda atorvo tokį kraniok, kad lengva nusijam, užsided. Anon galit naudoti kaip vos ne pultėlį iš toli pradėti rekordinti. Labai stiprus magnets kartu net sunku neimti. Tai standartinį combine kamera, ekrans. Įeina va toks suction cups, katras realiai tinka bet kokia kita DJI kamera, nes anos vis tortam patį mountą. Tai net jeigu turat nuo kitos DJI kameras laikiklį kažkokį, ons irgi tiks. Tada įeina toks ant kaklo daikts, ons ir magnetins, va toks savo. Ir labai tvirta laikos. O čia yra keporis, vadinas keporis, nes anon gali va taip va ton keporis užsimauti. Ir prisisekti kamerą. Tai labai paprasta kažkokį POV daryti, jeigu norit. Arba galit va tom daiktą dėti per kaklą. Tarkiam, dėti už bliuskas. Tada čia taip. Ir čia taip filmuoju. Nu ir aišku, jiem dar pakrovė laidis. Čia mano rankos yra šiam 4 GB versija, dar yra 128. Tai jeigu žada dėti kortelį, jums drąsiai užteks šiam 4, nes vis tai kortelė bus greičiausiai didesnė. O jeigu nežada dėti kortelis, tai imkėt 128. Nes jeigu filmausit 4K, jums tilps tik apie valandą medžiagos į tuos šiam 4 gyvus. Tos kameros bateriją aš matau kaip silpno vienos dalį, nes 4K filmuojant rašo, kad užtenka 60 minučių. Aš užtekau realiai apie PM2, PM3. Jeigu filmuojat HD, tai yra 10.8, tai to užtek tipo iki 200 minučių, bet aš to nebandžiau, nes šis laikas nieks tokį žem kokybį nebefilmuom, vis filmuom 4K. Tai 10.8 nebent kaip registratorių, jeigu naudosi. O ton kamerą naudoti kaip registratorių iš tikrųjų galima, nes anator pre-record mode. Tai pre-record modas veik taip kaip registratorių, kad veik, kai tu paspaudi ir išsauga prieš tai buvusią medžiagą, kur, pavyzdžiui, nefilmava, bet, tarkim, sudaug važiuoju su motociklu, pamata avariją, bet neva jungis kameras filmuoti. Tai paspaudi knopkę ir išsaugos paskutinį laiką, tai, pavyzdžiui, gali išsaugoti 5, 10, 15, 30 sekundžių, minutę, 2 minutės ir 5 minutės. Tai jeigu tu laiką kamerą jungta, bet nefilmovai, ir, paspaudi filmuoti tada, kai kažkas įvyko, on tau jau pradės filmuoti toliau, prie to jau išsaugotą laiką, kad nefilmava. Tai kaip registratorius realiai. Ta kamera, kaip visas DJI kameras, turi galimybę prijungti bet kokį DJI mikrofoną, kad ir va tokį. Tai galite naudoti netgi vloginimą.
Ir kas dar muni bent jau stebint, kad ta kamera nors ir maža, ana gali filmuoti 10 bitų, tai yra milijardų spalvų. Ir yra D-Logs, su katru gali išlaikyti natūralias spalvas ir paskiau spalvinti editintam. Maksimaliai filmuojant 4K, 120 FPS, tai 120 FPS virš slow motions, nesu 2 kartus koks esu tik tą naudojus tokį dalyką, nelabai reikalingas, bet jeigu kažkam reikalingas, nes aš pats realiai VS-Lite filmuoju tik 30 FPS ir nedaugiau, nebent žinau, kad čia tikrai norės kažkoks slow motion pabandyti, tada paimu šiam arba 120. Nesmeniška kokybė tenkint kaip iš tokios mažos kameras. Ko man galbūt trūks, tai yra to vadinama field of view, nes ta kamera tor 103 laipsnių ploti, o pavyzdžiui mano Osmo Actions, katrą naudoju, tor 105. Tai gerokai platesnis tiek į viršų, į apačią, tiek į šonus. Tai aš manau, kad ant moco filmuojant noras biški daugiau paimti to vaizdą, ypač jeigu vaizdų kažkokių gražesnių ir tai tada reikia daugiau to pločiaus. Tai man biški trūksti šonos tam. Bet jeigu naudot kaip registratorių ar tiesiog savo pasivažinėjimus nufilmuoti, pilna užteks ir 103 laipsnių. Vandens atsparoms yra iki 10 metrų, tai jeigu ten apšlakstys vandenį ar sulys, niek baisaus. Nes pati kamerėkė netor jokių USB kištukų, nes vienintelis ports yra ant ekranioką to atveito, šalia kur kortelė dedas. Tas nemanau, kad jau aprūpins. Ir kameros kaina už šiam 4 GB yra 279 €, už 128 GB ir 309 €. Dabar kameros pagrindinė pliusa svoris, nes ant šalmanas praktiškai nesijaut. 4K ir 10 bitų D-Log spalvos. Čia yra pigiausia kamera, turbūt, katron mes apžvelgsim aplamą į tom video. Yra nors universaloms, nes kadangi yra labai lengva su tas, ar su to mountu, ar su kitokiu mountu, labai paprasta galėjom bet kur prikabinti. Tai ar ant keporis, ar net ant mašinos sparną buvo prikabintis laikos, nes yra lengvas ir bet koks laikiklis ant išlaiko. O iš minusų būtų tai baterijos laiks, nes jeigu kažkur ilgesnė kelionė, limituotus pasikrovėjams, gali biškai pritrūkti baterijai. Siauresnis negu kitų kamerų matymą lauks. Tai aš manau, kad ta kamera labiausiai yra skirta tim, kad nori tiesiog savo pasivažinėjimus įrašinėti, nedaryti ten kažkokį super duper turinį, o tiesiog savo įsikelti, savo nusifilmuoti, ar ten į kokį savaitgalį išvyką išvarant, kur nepritrūks baterijos. Ir nors ta kamera tor super night mode, naktį nėra pati geriausia, nes Dynamic Ranges yra biškai mažesnis negu kitų kamerų, katros mes apžvelgsim. Bet žiūrint, kad už tokią kainą vis tiek yra ganėtinai geras rezultatas. Ta kamera realiai yra ideali, ne maksimalistau, bet savo naudojimų, tokiam žmogiškam kasdieniam naudojimui. Insta360 arba aplama visas 360 kameras, nėra daug, bet Insta laikoms lyderių, nes kaip ir patys pirmas pradėjo daryti, labai išpopuliarėjo. Ir aš manau, kad tos kameros yra didžiausias, sakykime, kūrybinį potencialą turintis kameras. Nes 360 kamera tau suteikia galimybę filmuoti visko aplinkaus savi ir labai yra lankstus plotis kadrą pavadinkim, tai tu gali bet ką panonmontuoti ir žiauriai gerų kadrų padaryti. Bet aišku, visas tas kūrybinis potencialas netein be minusą. Ir aš turiu tokį beefą su Insta kamerom, aplama 360 kamerom, kada nors yra žiauriai geras, bet to pačiu žiauriai blogas. Ir biški mane patinka, kad apgaudinėja savo klientą. Tai apie to leiskiam irgi papasakoti Audriau, kad raskontikai išbandyti ant 360 kamerą. Kai pradėjau įrašinėti ant video, dar lapą ant medžių tebe buvau. Tai dabar einam prie kitos kameros ir tai yra 360 Insta. Ar Insta360 ir čia konkrečiai mes turim X5. Parodau, kad X5, ne X4, ne X3, X5. Tai čia yra pati mundriausia šių metų 360 kamera. Dar didžiais išleido 360, bet jos anos kaip ir lygis ir. Tai čia skaitos jau tipo mundriausia. Ir tos kameros turi labai daug savo pliusų, bet turi ir minusų, kaip ir visas kameras. Ir kad suprastumėt tom pagrindinį minusą, kad aš tai jau pasakysiu, pirmą reikia suprasti, kaip veik pati 360 kamera. Nes aš jau turėjau ir Facebook'e porą ten diskusijų, kur žmonės rašo, tai kaip tau bloga kokybė. Nes aš skaitau, kad yra prasta filmavimo kokybė, bet gauni visus įmanomus kadrus. Ir žmonės užsipol, sako, kaip gali būti prasta filmavimo kokybė, jeigu rašo, kad 8K filmuoju 8. Taigi tau Telex tik 4 rodo, kad tu 8 filmuoji.
Tai, kad suprastumėt, čia yra 360 demonstracinis modelis. Jūs esat vidau to šitą daiktą ir ta kamera to lęšia vieno pusė, lęšia kito pusė. Nu, vieno kito. Ir anarėlė filmaun va tokį va vaizdą. Ir kai gamintos rašo, kad filmaun 8K, tai unstor omeny, kad visas tas apskritėms yra 8K. Tai dabar, kad labai paprasta paaiškinti, tarkim, mes filmuojam 360 8K, ne? Tai reiškia, mūsų visas gaublys yra 8K. Bet mes į ekraną visą gaubliaus negalim įdėti. Negali Reels'ai kelti 360, negali TikTok'ai kelti 360, negali YouTube's video kelti 360. Tai reiškia, kad mes turim pasirinkti iš to gaubliaus, ko mes norim rodyti. Taip, tu gali atsokti Ameriką, gali atsokti Afriką, Aziją, Antarktidą gali rodyti. Ir vadinas, kad kai mes pasirenkam, ko mes norim rodyti, iš to 8K, mums leikti tik tą dalelį to. Tarkim, mes kerpam vertikalų Reels'ą, ne? Tai mes paimsim boton gabalą tokį. Tai geriausiu atveju, jeigu jau labai platų vaizdą paimsit, matysit 4K. Nu, nes bent jau posi, jeigu mums posi to gaubliaus pavyktų kažką perkelti į ekraną, mes turėtumėm 4K. O dažniausiai imam dar kažkokį gabalėlį ir tada gaunas dar žemesnį kokybį negu to 4K ir tada mums tai pikselė gaunas labai pikseliauts vaizdas, dings detalės ir dėl to aš to vadinu prastą kokybę. Ir aš apie 3 kamerą labai daug galvojau, nes aš šiuo metu kaip ir eiškau kameras, kad būtų mono antra. Nes aš turiu vis laik vien kamerą un šalmą ir aš ant karts persekdavau čia, karts persekdavau kokį priedą ant lonką ar ten ant galą ir, nu, kad turėtum bent porą kampų. 3 kad išspręstų ton problemą. Tik jeigu su 3 kamerų nori kažkokį geresnį kampą, tau automatiškai reikia nandėti ant to Invisible Selfie sticką ir ant kažkur primontuoti. Dabar tebe padarykim. O tie vat atrodo pagrindinė prieda, tai čia mes turim laikiklį, kad tvirtinas prie kažko apvalaus veidrodžio, gali būti veidrodis, longs, pakojis, bet kas kur jūs sugalvojat. O čia mes turim teleskopinį lasdelį. Oba, čia turėtų būti metrą ilgiaus. Šiandien aš ton lasdelį išbandžiau ir galiu pasakyti, kad kamera yra sunki. Kai jana yra sunki, anon iškeli į viršų ant tokios platformos ir anon laiką, šiaip tas ir ganėtina tvirts, bet tikrai nepakankama tvirts, nes kamera yra sunki. Ir šiandien vos nepamečiau tos kameros. Gera, kad krėta į mono posį, ne į kelią posį, nes jeigu krėstų į kelią posį, iškart skaityk sudauža kamerą ir nebeturiu nas. Davai nusmoka. Pan reiškia svoris kameros. Priveržiau ten laikiklį jau iki maksimumo. Bet gal čia toks pavojingas kamp jau, kad paims. Gera, kad davai imunį krėt. Ir užsifiksavo čia. Jeigu būtų nukrėti tiep, kad pavyzdžiui į ratą. Ir bye kamera. Nu tai tarkim, paimam toną, ne? Prisukam prie to. Ton šitą dalį priveržu. Nu ir ant viršaus kabinam kamerą. Nu ir dabar mes turim va tokį svertą šitą. Žiūrėk, aš ton daiktą pilną priveržu. Žiūrėk. Nu, ta prasme. Be visišką draudimą nerizikaučiau. Jeigu statyti ant trumpesnę, ne? Sakysiu, tai kam tik aukštą kelią. Tai ant trumpesnį laikos, bet jeigu aš ant trumpesnį montuoju čia, vienas lęšis žiūri į veidrodėlį, jau netink, o su kitu lęšiu turės vaizdą į priekį, kur galėčiau tiesiog va tokį šitą kamerą kapon pakabinti, kad ir lengvesnį ir kokybė ir geresnį. Jeigu čia, tarkim, prikabinu, ne, tai filmausiu savo nugarą. Negera. Jeigu noriu matyti virš savęs, turiu kelti. Jeigu kelu, kon mes tariam,
3M kamera yra žiauriai gera technologija, ypač jeigu tu nesiruoši kažkokį, sakykime, jau ten turinio apskurti, savo filmuoti, tai reiškia, kad tu neprarasi kadrų, bent jau didesnį tikimybę neprarasti kadrų, nes kažkas galbūt įvyks tau šonį ir tu galėsi pasukti vaizdą ir būsi to nerašyti. Bet ar 3M kamera yra gera moca kontentau? Priklauso, kokį kontentą darysi. Nes būkim bėdni, bet teisingi tikimybė, kad tau kažko prireiks iš, tarkim, šoną ar galą ar dar kažko, yra ganėtinai nedidelė. Dar ta tikimybė sumažė, kai pagalvoji, ar tu būsi tuo metu įjungęs tą kamerą ar ne, nes čia yra toks zapadlo dėsnis, kad vis laik, kai išvažiuoju be kameros, tai vis laik įvyks kažkas, kas būtų milijonus peržiūrų. Bet čia taip yra, niek nepadarys. O ta kamera, taip, to ir daug privalumų, to ir labai gerą appsą, kur gali labai paprastą taučinti, nes tu tik nufilmauk tavo ją, sueditinti, su karpys galės mesti story ir tiktoką. Bet aišku, tas bus toks, savo pasižiūrėti, sakykime, ne kažkam kitam parodyti, ar to labiau kelti kaip turinį kažko. Aš aišku, čia kol šneku, aš parodysiu medžiagos, teik su ta kamera pafilmauta, ir patys galės nuspręsti. Viskon rekordinu maksimaliai 8K kokybę, originaliom spalvom ir eksportinu ant PM bitrate, kaip rekomenduoju pats Insta. Nes eksportant vis medžiagą turi per anų appsą, tai čia aš dar ir veinu, tai kaip minusą 3M kameras išskirčiau, kad turi išmokti naudotis anų programą. Jeigu nori kažką geriau daryti, jeigu net gali ten tiesiog su anų AI funkcijom sumagyti, tau ten sukarp, padar ką PowerPoint prezentacijai, tai gal ne pat geriausi, bet, toks funkcijas yra. Bet jeigu norėsi normaliai kažką filmuoti, normaliai paskiau editintis, tai labai daug darbo dasideda, nes tu turi pirmą susieditinti ton 3M medžiagą, išsikirpti tus kadrus, sakykime, kadrų tu nori panaudoti ir tada jau eini savo normalią editinimo programą, ten įsikeli ir gaunas toks antras darbas, tiesiog vien, kad apsidirbti medžiagą. Kai pažiūrėjau iš actioną, verplama tiesiog veiksmą kamerą, jungi laidą teisį editinimo programą, užspalvinį, suskarpa. Tai aš manau, kad 3M kamera yra toks biški perdėts dalykas. Turi turėti kom parodyti, arba jau turi tokį kūrinį, kur yra specialią, reikia specialią tokį kadrą. Pavyzdžiui, žiauriai aфиgenį kadrą yra, kai turėjom tokį kampą ir, pavyzdžiui, Britvalek. Viens yra instagrameris toks, jis tasgi kap man pateikdavo, tai vidos ons dar turėdavo su prisiriešius ton, kur greitai rodo, tai ten bomba visiškai, ta prasme, kaip žaidėm, tu turi ton third person vadinam vaizdą. Nes tos kameras, to ir išpopuliarėja, tokių video, tų video, kur mašinas bagažėns prideda ir tada uždeda, kad čia Need for Speeds ir suteikti ton iliuziją, čia ir marketing, čia ir normal. Bet paprastam vartotojau išnaudoti ton kamerą, mokėti naudoti ir nežinau, man tokį nei šis, nei tas, nes nei profesionalau labai tink, ar išskyrus jau labai specifiniam, kur tik paminėjau, nei tokiam, kur nieko nemoku. Nes didžioji dalis mūsų ant mocų pagrindinis tikslas yra tiesiog rekordinti, kur važiuoju, savo pasivažinėjimus, savo pasižiūrėti, apgreitlę kiek paguldė, nufilmuoti kokį nors nesąmonį, kur ten kas nors čiut nenudaužina ir panašiai. Tai tokiai funkcijai atliekti po miestą, aš įsivaizduoju, jeigu man reikėtų, jeigu aš, tarkim, turėčiau rekordinti ne su actionu savo, tarkim, aš važiuoju iš darbo, aš filmuoju ir galbūt kažkas iš to gaunas. Bet jeigu reikėtų pastovę tonštą, setupintais, ant lasdos, keltais ten į viršų, pravažiuoju pragulinti, ant man nusmaks į apačią. Tai tikrai nebūčiau jaučiu nė vieną video sukūręs su tą kamerą. Šiaip, dar kalbant apie ton aukštį viesanos, tai ana dar yra pailga. DJI 3M kamera yra žemesnė ir platesnė, tai mažiau į ton viršą išsikel. Tai gal ta biški geriau tų klausimų, bet nemanau. Aš manau, kad mano antra kamera nebus 300 kamera, bus action kamera. Tik dabar kokį. Turėjom patestuoti GoPro 13 Black ir Osmo Action 5 Pro. Palyginam.
Paskutinį kategoriją kamerų, katras šiandien pažiūrėsim, tai yra veiksmo kameras. Anos atrodo taip dažniausiai. Ir turbūt žinomiausia veiksmo kamerų gamintos yra GoPro. Ir GoPro labai ilga buvo lyderis to rinkos, sakykime, nes tikrai daug investavo į marketingą ir gerai investavo į marketingą. Bet tiek daug dirbo su marketingu, kad pamiršo tobulinti savo technologijas. Ir tada į rinką atėjo toks dalykas kaip DJI ir GoPro. Pavyzdžiui, aš naudoju Osmo Action 4, tai čia net nėra pats naujausias DJI Osmo Actions, bet 4 aš galiu daug ranką nukirsti, yra geresnis už patį naujausią GoPro. Dar nesažiningiau, paėmiau pačią naujausią DJI kamerą, tai yra Osmo Action 5 Pro, ir pačią naujausią DJI kamerą, tai yra GoPro Hero 13 Black. Nu ir palyginau visas įmanomas kampas. Nu čia filmuoju iš GoPro, tai galite ir išgirsti, kaip garsas įsirašo Janon. Ir dabar pakeitaliosiu vaizdą tarp GoPro, Osmo Action 5, kad tiesiog patys matytumėt viską filmuosiu standartinę spalvą, 4K. Osmo Action filmuoju 30 fps, nes yra tokia galimybė, GoPro 30 fps filmuoti neleid, yra 24, 25 arba 50, labai keista. Tai dedu 50 ir teks konvertuoti į 30, nes mano visa medžiaga visada ir filmuojama ant 30 fps. Tai pradėkime nuo kokybės. GoPro turi galimybę filmuoti 5,3K raišką, DJI Osmo Action 5 Pro tik tai 4K. Bet jau kaip instas pavyzdys parodė, ta raiška toli gražu niek nereiškia. Viskon lem sensorius. Ir GoPro turi geroką mažesnį sensorių negu DJI Osmo Action 5. Ir kad suprastumėt, kas yra sensorius, tai čia yra lygiai taip pat kaip longus numus. Tai ar tu turi mažą longą, ar tu turi didelį longą numus. Tai logiška, kad kai turi didelį longą numus, kambarys bus šviesus, kai turi mažą longą, bus tamsiau. Ir galbūt, jeigu filmuotumėm vis laik idealio dienos švieso, tarp GoPro ir tarp DJI kameras matytumėm labai mažą skirtumą, bet vos užteka pravažiuoti į promedžius, kur pažiūrėjau ir šešėlis, ir iš karto pas GoPro atsiranda tas vadinamas noizas, tai galite patys matyti, atsiranda tokį pikselį, ypač žiūrėkite į tamsesnis veidas, nes tiesiog mažas sensorius neįleidžia šviesos. Ir kai kamera negauna šviesos, tada tu turi pikselius ir negražų, nekokybišką vaizdą. GoPro už DJI dar yra ir sunkesnį, nedaug, bet yra sunkesnį. Dabar atkreipkite dėmesį, kad Osmo Actions tvirtinas ant savo klipukų ir tu gali ant vertikalį arba horizontalį labai lengva. O GoProški apačio tik tą torvą tokia, kur tu gali arba įsukamą dėti laikiklį kaip 3, arba tiepštą tiesiog pritvirtinti. Tai tas jau mums apsunkian vertikalų, horizontalų kaitaliojimą, nes daug sunkiau yra tiepštą pamautinti, negu tiesiog ant klipoko kaip DJI čia pavyzdžiui. Ir dar manau daugam yra labai svarbus dalykas baterijos laiks. Tai filmuojant 4K 30 fps, tai dar nesiskaito kaip maksimalus, sakykime, išnaudojams kameras. Man GoPro išlaikė biški virš 80 minučių, DJI išlaikė 112 minučių. Čia yra daugiau negu pusvalandis ilgiau. Kas yra smagiausia, kad va tos veiksmo kameras, kodėl aš pažiūrėjau, neskubėjau naujintis iš 4 į 5, nes anos jau yra teik patobulėjusis, kad nelabai matau, kur anom betobulėti. Nu jo, galėtų mažinti svorį, mažinti kainą, bet turint omeny, kad tokį didžiaus kamerą gali tau duoti žiauriai gerą kokybę, gali duoti D-Log 10 bitų spalvas. Ir anos gaunas toks kaip ultimate weapons prieš visas kitas kameras. Tai šiai daina, kaip įrašinėjau ton video, DJI Osmo Action 5 Pro kainauja 379 eurus, tiksliai atskaitau. Ir GoPro 13 Black kainauja 409 eurus. Tai GoPro dar ir brangesnė yra, nors visas praktiškai įmanomas aspektas atsilikti. Vienintelis, kur tor, sakykime, lygia, netgi laim,
Tai yra field of view, tas vadinams, kur minėjau apie nano, kai kalbėjau. Tai reiškia, kiek plačią kamerą mato. Tai GoPro Tor 156 laipsnių matymo lauko, DJI Tor 155, nu tai 1 laipsnį Tor plačiau. Aišku, tiek vien, tiek kitą kamerą Tor papildomus gali užsidėti tom pišai vadinamą lešį, kur išplat iki 177, neklystu. Dar plačiau, bet čia jau visai toks jau per platus, sakykime, daugeliu atveju. Dar ką bonusą noriu papasakoti apie droną. Katron irgi išbandžiau, nes irgi iškaus droną. Jau buvau beperkant ton Mini 4 Pro, bet tada pamačiau, kaip Samuškons įsivairavo į kelią ženklą, tai nusprendžiau palaukti biškėlį, nes galvoju, išvažiausiu į mišką, tai mano piramidės įkabinsim, nu nes ant Tor kliučių išvengėm funkciją, bet net Tor dar tokios geros. Ir taip kaip jau galvojau, kad čia reikia žiūrėti už tų brangesnių dronų, DJI paėmė ir išleido Mini 5 Pro. Ir Mini 5 Pro jau torton lidarą, nežinau kaip tiksliai taras sensorius, kad reikia tiek švieso, tiek tumso ir nėra kaip kamerinė, ir kaip sensorinė, kaip parktronika, sakykime, panašiai. Tai ten, kai priartėjai prikliutais vės pultėlis pradėti pupsėti, nu, grina kaip mašinas parktronika. Ir pavyko droną LT išprašyti, kad duotų man pabandyti tom droną, nes variau atostogų į Ispaniją, tai galvoju, nu, ir gražių kadrų padaryti ir išbandyti droną galimybės. Paskui, kai arties jaunau sezonas pasiimta. Nu, ko jūs galvojate, tas dronas tai yra kosmonautinis daiktas visiška. Sekimo funkcijas netgi yra dabar tiek patobulintas, kad gali jungti tokį dalyką kaip auto movementą. Tai reiškia, nebereik tau ten rinktis, kaip nori, kad tas dronas skriestų, jis gali pats nuspręsti pagal tai, ko mums mato, ar tave aplenkti iš vieno šono, ar priskrėsti arčiau, ar priskrėsti, ar atitraukti. Nu, žiauriai geras daiktas. Kameros kokybė iš vis ir kosmosas, turint omeny, kad ten ir tas mažiuks droniuks, nu, katras tau telpų tašė. Tai nors 4K kokybė, bet vėl grįžtant prie sensorių, ant Tor dar platesnį sensorių negu kad Osmo Action 5 Pro. Tai jis daug turi droną, katras gali filmuoti geriau už veiksmą kamerą. Tai išbandžiau ir sekimo funkciją tiek peškom, tiek su mašina. Tai su mašina važiavau maždaug 5 km per valandą ir vis dar buvau pajėgus sekti nejungiant sport režimą, nes sport režimą, kai jungi, išsijungia apsaugos funkcijas. Tai tas yra labai svarbu, jeigu tu gali, nes yra 3 režimai, yra cinematic, tai yra tas labai lėtas skrenda, yra normal, tai yra regularus ir yra sport. Tai jeigu ant normal tau dar gali sekti pakankamą greitą, tau neišsijungia apsauginis funkcijas. Nu, tai ir žiauriai svarbu, nes dronas dažniausiai taip ir būna, kad arba įkimbi mėdį, Rumunijos pavyzdys tiesiog įkabinau į mėdį iš šonų, biškį paskirdau centimetrų per daug. Ir buvo rest in peace duos dronų. Tai džiaugus, kad ir tokia funkcija ir anu žiauriai gera veikia. Ir tikrai ims tom droną, nes manau, kad bus žiauriai pasikeis kontento kokybė, kai bus kadrų iš dronų, kad sek iš paskos, ar gatvėje, ar offroad'e, nesvarbu. Tiesiog manau, kad gerai atrodys, tai ačiū mano 3 Patreonam, kad prisideda prie to drono. Nu ir dar paskutinį dalyką pakalbėkime apie priedus, ne kamerą. Nes lygiai taip pat, kaip gaunu klausimų, katra kamera yra gera, lygiai taip pat gaunu klausimų, kaip aš anon užmontuoju ant šalmo. Tai čia galiu pasakyti, kad irgi nerasu visim vieną sprendimą, nes, pavyzdžiui, turiu 3 šalmus ir su 3 šalmų yra skirtingai užmontuoti kamerą. Pavyzdžiui, ant mano streetinės šalmo yra ant smakra, originalus, nu, prie Osmo Action, katras buvo lipuški pridėta. Anu man kap prikėba, kai aš nusipirkau tą kamerą, taip ir neatliepu, nes tiesiog šalmas to veino tokį flat spotą, ant katro labai gerą prikimą. Ant mano adventurinio šalmo, su katru variau į Ispaniją ir šiaip dabar paskutinį metų daugiausia naudojau, kai jau sukruosiu biškį per šaltą. Esu iš Chin Mounts užsisakęs laikiklį, nes ten priekis to ton vedinimo angą ir ten nėra ką lygiai priklijuoti. Tai Chin Mountą tiesiog siūlo 3D skanautų šalmų laikiklius. Tai gerą prikimą, ne taip gerą, ką panei ten reklamom, kad ten sofą gali pakelti ant laikikliaus, nu bet nenukrėta per sezoną, tai skaitau, kad gera. O ant krosnio šalmų tai iš vis buvau užsimontavęs ant snapo viršaus, bet per paskutinį pasivažinėjimą ir pamečiau anon, nes tiesiog nelygiai prikėba, tai gera, kad buvo zateški prikabinta, nepamečiau bent jau kamerą. Svarbiausia, kom pasiūlysiu
venkit AliExpressinių laikiklių, nes ten medžiagų kokybė tikrai ir prastesnė negu kad originalius, kur pardavinė. Tai aš manau, kad tikrai geriau ir susimokėti čiut daugiau už aksesuarą, bet neprarast kameras, kai tas aksesuaras sulūž. Tai su protu reikia daryti tos dalykus, netaupyti jau iki belekiek. Atšėlo ar šilt pasidar. Oi. Bet vis tiek pagrindinis didžiausias pliusas yra mikrofoną. Gali prisijungti mikrofoną. Aišku, tas ne visiems svarbu, bet maža kon ateityje ar kažkada sugalvosti. Ir tu turi. Gali, ta prasme, didžiai maiką sujungti ir su GoPro, bet tas ir sudėtinga. Nu, ne tai, kad sudėtinga, bet ne tie paprasta. Nu, logiška, kad didžiai susijungi paprasčiau. Bet jo, aš lėksiu prie DJI. Ir dabar galiu į Appsą Bean įsidėti, kad buvo Latvijo, nes aš dedu tik tas šalis, kur buvau su mocu. Tai šį sezoną aplankėm 9 šalis, tai jau pasakysiu kokis įvardinsiu. Taip, tai buvom Ispanijoje kovo mėnesį, paskiau buvom Rumunijoje gegužės mėnesį ir paskiau su 125 varėm per Lenkiją, Čekiją, Austriją, Italiją, tada atgal per Austriją, Vokietiją, tada Čekiją, vėl Lenkiją, vėl Lietuvą ir dabar dar iki Latvijos šitą atpučiau. Tai 9 šalis. Visai šiaip daug, sakyčiau, nu tikrai daug. Nors kilometrų nenuvažiavau daug šį sezoną, nes aš praeitą sezoną nikur nebuvau iš Lietuvos išvažiavęs, bet su Yamaheli nupučiau 17 beveik štukų, ne, 17 su centas dar netgi. O dabar šį sezoną su CF-u 4, su Ispanijos CF-u apie štoką, tai 5, su Yamaha 6, tai 12. Ir dar su 125 gavos 4 štokus, tai kiek čia turėjom 16 štukų. Nu, normaliai, bet turint omeny, kad tiek daug visur važiavau, bet kilometrų gavos mažiau negu praeitą sezoną po vietą. Nu, aš praeitą sezoną čia po Lietuvą labai daug važinėjaus, tai susirinko. Tai va, gerai, grįžtam prie kamerų. Taip galvoju, blemba, gal dar reikia 3 ištraukti ant žirkelės, bet tada prisiminiau, ką vakar mano nuvirta nuo savo svarios, tai galvoju, čia tu į papirmas daubėlis nuvirs ir žvyra bus krkt. O ne montier nenoriu nusipirkti, tai nuo žvyra nebus 3 medžiagos tikra. Tai ačiū, kad pažiūrėt iki galą, tikus gavot kažkokios informacijos, galbūt padės jums kažkas iš tos informacijos apsispręsti, ar jums reikia iš vis tų kamerų, ar norat vienos, ar kitos. Jeigu dar turit kažkokių klausimų, tai galite parašyti komentarus, pasistengsiu atsakyti. Dabar, kadangi sezonas į pabaigą, tai čia susimatysim rečiau, bet susimatysim. Šiaip nes jau pradėjau ką per kitam sezonu ruoštis kokį content kurt. Tai ačiū, kad prenumeruojat ir iki kitų video. Hello. O jis latvis ar lietuvis? Oh, brother. Ai, karvutė, mu. Kon jūs? Žiūrėk, taka lip. O karts nejautsite to ar lipt? Nu ja. Karvutė, mu. Ką pašieka kontik. Gero mergas varau aš.
Toliau darykit peiną.